Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kartu su partneriais sukūrė valgomąją dangą iš rūgščių išrūgų baltymų koncentrato ir natūralių biologiškai aktyvių junginių, komponuojant ją su biologiškai skaidoma pakuote probiotinio sūrio saugai, tvarumui ir funkcionalumui didinti. Tai prisidedant prie tvarių, saugių ir sveiko maisto sistemų poreikio išpildymo. Mūsų projektas apsiėmė pagaminti tvarę valgomąją dangą, kurią jūs čia matote, aš laikau rankoje, ir patikrinti, kaip šita danga gali apsaugoti bioplėvele arba bioskaidžia pakuotę įpakuotą sūrį. Mes tiek pakuotę, kurią ką tik rodžiau, ir biodangą, kurią matote buteliukyje, gaminame iš antrinių žaliavų. Mūsų biodanga yra pagaminta iš pektino. Pektiną mes gauname iš obuolių išspaudų arba cukrinių runkelių išspaudų. Į šitą produktą mes įmaišome gyvas pienarūgštės bakterijas, laktobacilas, kurios atsparios rūgščiai ir kurios pasižymi antimikrobinėmis savybėmis. Pakuotė, kurią mes pasirinkome tyrimams, yra susitraukianti karštam vandenyje. Jinai yra pagaminta iš antrinių žaliavų, iš atliekų. Pavyzdžiui, krakmolas, celiuliozė. Kaip matote, čia sūris supakuotas į paprasčiausią biodangą. Bioskaidžią pakuotę. Jisai pelyja, matosi akivaizdžiai. Jeigu mes dengiame sūrį tik tai biodanga, be pienarūgščių bakterijų, jis irgi pelyja, šiek tiek mažiau, bet aišku, išsaugoti ilgai mes jo negalime, prekinę išvaizdą jis jau praradęs. Galbūt yra ir nesaugus. Dabar čia mes turim sūrio gabaliuką, kuris maždaug prieš 7 mėnesius buvo padengtas biodanga, kurioje įterptos gyvos pienarūgštės bakterijos turinčios antimikrobinių savybių, apsauginių savybių, apsaugančių nuo pelėsio. Ir jūs matote, sūris visas yra kaip šviežias, ar ne, kaip ką tik pagamintas. Bakterijos yra visiškai saugios ir po mūsų tyrimų paaiškėjo, kad jos ne tik pasižymė apsauginėmis savybėmis, apsaugo nuo pelėsio, nuo pėlių augimo ant sūrio, bet jos taip pat yra probiotinės. Tai yra turi gyvybę skatinančių, sveikatą skatinančių savybių. Žmogus vartodamas tokį produktą gauna dozę probiotinių bakterijų, kurios mūsų organizme skatina mūsų sveikatą. Šiuo metu sūrio apsaugai nuo pelymo yra naudojamos specialios antimikrobinės medžiagos. Ne visos įmonės jas naudoja, bet dalis įmonių naudojasi šitą galimybę. Ir šiuo metu įteisintos medžiagos yra natamicinas, nizinas. Nizinas tai yra sintetinės medžiagos, kuriom yra dengiamas sūrio paviršius, apsaugant sūrį nuo pelėjimo. Dabar mes visi kalbam apie švarią pakuotę, kad maiste būtų tik tai maistui būdingos medžiagos. Taip pat, kaip matote, ruošdami mūsų dangą, mes paėmėm maistinės antrinės žaliavas, taip vadinamas atliekas, ir panaudojam jas dangos gamybai. Čia yra visi valgomi dalykai sudėti į mūsų dangą. Mes suteikiam sūriui apsaugą, naudodami tai, kas jau yra gamtoje, nieko nesintetinam. Latviai partneriai atsakingi už biopakuočių parinkimą ir ištyrimą. Sekantis partneriai mūsų biocese Tartu esanti įmonė, tai yra estai, jie buvo atsakingi už probiotinio sūrio gamybą. Ir dabar trečiasis mūsų partneris, tai yra norvegai, Nofima institutas. Jie gaudami iš estų sūrio mėginius, kuriuos mes padengėm dangą ir supakavom į bioskaidžią pakuotę, jie tyria bakterijos išgyvenamumą. Šis projektas gimė atsižvelgiant tai, kad maisto gamybos grandinės tvarumas, maisto sauga, maisto kokybė ir atitinkamai žmogaus sveikata yra labai aktualios temos. Tokiu būdu, apjungiant tarptautinius partnerius iš Latvijos, iš Estijos, taip pat iš Norvegijos, gimė šį projektą idėja, kaip apjungti skirtingų institucijų kompetencijas, skirtingas patirtis, įgyvendinant ir sprendžiant šią problemą. Reikia pasidžiaugti, kad toksai projektas leidžia ne tik pasiekti tam tikrus mokslinius rezultatus, bet labai svarbi dedamoji tokių projektų yra jaunųjų mokslininkų veikla, jų įsitraukimas į mokslinius tyrimus. Ir šis projektas leido įtraukti doktorantus, jaunesniuosius mokslininkus į mokslinės veiklas. Vykdydami šį projektą mes galėjome tiek pasidalinti savo žiniomis, tiek įgyti naujų žinių, atsižvelgiant į tarptautinių partnerių patirtį, o taip pat užmegzti ir glaudų bendradarbiavimą.